Osteoporozės rizika menopauzėje. Aš esu Rita, menopauzės wellness praktikė ir šiandien pasidalinsiu, ką turi žinoti kiekviena moteris apie osteoporozę, žengiant į menopauzę. Osteoporozė yra liga, kuomet kaulai tampa silpni, trapūs ir didėja lūžių rizika. Menopauzė yra vienas iš pagrindinių osteoporozės rizikos veiksnių, dėl to, kad sumažėjus estrogenų kiekiui sutrinka kaulinio audinio formavimasis. Tarp 40–50% moterų postmenopauzėje patiria lūžių susijusių su osteoporoze. Tad kas didina osteoporozės riziką ir kas gali sumažinti? Tad pirmas yra rūkymas. Rūkymas didina osteoporozės riziką. Ir žinoma, nustojus rūkyti, ta rizika mažėja. Didelis kofeino ir alkoholio vartojimas taip pat didina osteoporozės riziką. Mažas fizinis aktyvumas ir nepakankamas kalcio vitamino D vartojimas. Žinoma, yra tam tikrų ligų ir vaistų, kurie skatina osteoporozės riziką, bet šiame video noriu koncentruotis į tai, ką mes galime pakeisti savo gyvenimo būde, kad sumažintume osteoporozės riziką. Tad mityba tai pakankamas baltymų kiekio suvartojimas ir maistas turtingas kalcio ir vitamino D. Fizinis aktyvumas kaip jėgos, kūno svorio, pusiausvyros pratimai ir maisto papildai. Kaip pavyzdžiui, jeigu su maistu nepakankamai gaunate kalcio ar vitamino D, tai galite tai papildyti maisto papildų dėka. Taip pat kreatinas ir kolagenas. O jei menopauzės tema tau šiuo metu yra aktuali, kviečiu pasekti.